Tverti ir kurti yra dieviška pridermė. Zenonas Bulgakovas šią dovaną ir šį gebėjimą turbūt išnaudojo su kaupu. Jo chromatinės ir chromatinės spalvos nuotraukose, tapybos darbuose, įamžinant Alytų, mums atrodo tokia paprasta ir kartais net neatrasta. O Zenonas klaidžiojo nuo ankstyvo ryto iki sutemų, ieškodamas naujų vaizdų, o senos prikeldavo po kelių dešimtmečių mums visai net pažįstamais vaizdais ir spalvomis. Visai nesenai, prieš gerą savaitę, jis man paskambino ir pasakė, kad soliniais dažais daugiau nebetapys. Norėtų man juos padovanoti. Mes apsikeitėm, aš jam akvarelinių dažų ir turbūt akvarelinės spalvos geriau jam liesis anapus horizonto, anapilyje, ir tos spalvos turbūt leis iš ten jam lengviau pasižiūrėti į mus, iš tokius žemiškus, galbūt pro achromatinius, galbūt pro chromatinius akinius jo, pro jo kameras, kurias mes prisiminsime ir turbūt išlaikysime giliai atminty šitą nepaprastą žmogų, kuris fiksavo visų mūsų istoriją. Tebūna ši žemė, Dzūkijos jam, švelni ir šilta. Retą žmogų tokį pažinsi, kuris buvo nedaugiakalbis. Retai reikšdavo savo emocijas, bent jau viešai, nuotaikas, ramus, išlaikytas ir svarbiausias skvarbaus žvilgsnio. Ir kaip Arūnas minėjo, jis su to savo žvilgsniu skanuodavo visą tą aplinką ir užfiksuodavo akimirkos grožį gamtoje, žmonėse. Ir vėliau jis atskleidė kitus savo talentus. Žmogus, kuris buvo kitam pagarbus, apie ką ten įžeidimą kito, net negali pagalvoti tokios minties, bet kuri gerbti ir mylėti norisi visada. Tegu lengvoje Dzūkijos žemėje.